Joniškis užsimojo pasiekti labai žavaus rekordo – į dangų pakelti 100 aitvarų. Tikima, kad aitvarai neša laimę ir pildo norus. Tai ant rekordinės aitvarų arkos surašyti linkėjimai ir norai. Rekordą pasiekti pavyko. Joniškis tikriausiai bus laimingiausias miestas, mat čia į dangų pakelti sumanyta 100 aitvarų. Tikima, kad aitvarai neša laimę ir pildo norus, tad kiekvienas iš 100 aitvarų gavo po užduotį – pakilti nešant po svajonę ir grįžus ją išpildyti. Norų rašyti šoko ir dideli, ir maži. Norėčiau galbūt palinkėti, kad Joniškis klestėtų, kad tie, kurie išvažiavo, sugrįžtų. Kad su šypsena per gyvenimą. Manau, visiems bus lengviau, kai šypsosimės. Ar bėdos, ar džiaugsmai, visada reikia šypsotis. Ir va šypseną nupiešėm. Nupiešiau debesėlį ir aitvarą lyg drugelį. O koks tai noras? Kad jisai būtų lyg drugelis, nuskristų lyg drugelis. Kad daug saulės spindulių niekada netrūktų ir kad visada Joniškį apšviestų saulės spinduliai. Kol vieni šventės svečiai aitvarų arką puošė svajonėmis, kiti gaminosi po savo aitvarą. Sako, tai taip paprasta. Aitvarui reikalinga lengva ir vėjo neperpučiama medžiaga ir viskas. Galima daryti iš pirkinių maišelių atliekamų, iš sulūžusio skėčio, iš kažkokios palapinės niekam nereikalingos didesnį galima pasigaminti. Sėmėm po 2 pagaliukus ir juos suklijavome su lipnia juostele. Paskui prisidūrėme skylutę šone ir įkišome siūlą. Aitvarų šventė džiaugsmas ne vien vaikams. Savo aitvarus pasirodo turi net policijos pareigūnai ir kitos rimtos organizacijos. Šitą aitvarą kėlėm ir policijos asociacijos sąskrydyje, Karklėje. Ar gerai skrenda? Skrenda labai gerai. Čia šiek tiek gal nepajūris, bet manom, kad vis tiek pakelsim į dangų. Sunku pasakyti, gal prisiminti vaikystę norėjom. Gal padėti jaunimui kažkaip tais, sunku pasakyti iš tikrųjų. Dalyvaujam Joniškio veikloje aplamai. Štai ir paskutinės minutės besiruošiant žavingo renginio kulminacijai. 100 aitvarų išpuoštų svajonėmis nešami į aikštę. Keli stipresni vėjo gūsiai ir spalvoti kaspinai suplasda vėjyje. Aitvarai veržėsi aukštyn. Užduotis, kad skrydis tęstųsi netrumpiau kaip 5 minutes. 100 aitvarų išpildė joniškiečių svajonę – tapti aitvarų sostinę ir pasipuošti rekordu. Taip, tikrai galim patvirtinti, kad Joniškyje pakilo į dangų 100 aitvarų. Ir jie įsilaikė daugiau negu 5 minutės. Fiksavom 7 minutės 36 sekundės. Iš tikrųjų, aitvarų buvo kur kas daugiau nei 100, mat visi aitvarai pagaminti šventėje plazdėjo ir džiugino. Net tokie mažučiai, kurie skraidyti dar tik mokosi. Žymus